321, tu viską išmeti, visą tą kitą informaciją, nusiplauni viską su absoliutu ir pasikvieti savo tą draugę. 3, 2, 1. Nu jo, tokia tamsi, bet taip vietomis tokie kaip švyturiukai šviestų. Mhm. Tokie kaip plėmai kažkokie tais. Tokie kiaurai persišviečiantys. Įdomiai. Tai aš ją tradiciškai irgi į tą kolbą įkišu, į mėsmalę. Jo. Visas tas procedūras jau dabar čia man eterį jau vemia, jau taso kažkur kažkas, matau, jau parakinta. Kažkur tai, žinai, kaip Prometėjas koksai prie uolos prikalta. Pasijudinti negali. Geras. Nesakiau, čia trumpam. Gerai, trumpai pasižiūriu, kaip čia iš kur čia tas prikalimas. Kas čia tave prikalė, sakau, kurioj čia reinkarnacijai. Meta buvo moteris. Nu, bet žinau, grinai kaip Prometėja. Kažkokia tais energijos ar tai šaltinė, vat kažką tais išdalino žmonėms, paskleidė, galbūt žinios kažkokios, tokia informacija. Kaip žinių klane būtų, tarp žinių kažkokių tais. Ten gyveno ir kažkokią informaciją svarbiai išnešė, padalino žmonėms. Ir jie paskui prikalė ir maždaug visi, plemba dar vienas Jėzus, maždaug visi žiūrėkit, kaip kankinas nusikankina jį tenais. Ir ta pasąmonės dalis tokia didelė ir dar vis ten prikalta. Laikosi, atrodo, kažkur kažką bandytų išsilaisvinti, ten muistos ir vėl pritraukti. Bet čia ir burtai, ir magija eina kažkokia tokia juoda. Tai regresuok viską tada atgal. Kaip ir pilvas subadytas ties krūtinės ląsta, ir gaunasi ta trečia čakra, biškiai aukščiau link širdies ir tai link skardžio kažkokia tais prie tos olos, kaip ir būtų tie kardai kažkokie pakabinti ir perdūrė. Gerai, regresuoju, aš čia ten lupu. Iš lupų ištraukiu, tuos kontraktus visus panaikinu, atlaisvinu. Grąžinu į čia ir į čia. Labai pavargus, labai nusilpus, bet jie čia irgi fiziniai plotmėj pastoviai. Pavargus būna labai jau minimaliai aktyvi fiziškai. Jo, tai čia labai rezonuoja šitas visas. Tai gerai. 45% nuo šito eina sąstingis. Jo, duodu tą absoliutų, tokį pliupsnį, tas žaizdas visas užgydoma. Užauga, atregresuoja, tos visos grandinės nukrenta. Taip. Ir emocijos, emocijos jau nuo tada prikaupusi ten tų emocijų ir skrandyje tyvuliuoja tokia derva kažkokia tais. Bet jau tokia vos nesuakmenėjus ant kiek tenais senai yra. Iš kiek ten 1600. Reinkarnacijų senumo reikalas čionais buvo.
žiūriu, ar per visas reinkarnacijas nešasi va tą tokią va naštą, kažkaip nebūna, kad tokios šviesesnės kažkaip duoda jai pasikrauti, atsiregeneruoti ir paskui vėl kerta. Ir vėl pajungia kažkokias tais, vat, irgi tokias vat šlangas kažkokias ir vėl nusiurbia, vėl iššauna ir ten labai smarkiai atsiregeneruoja, labai stipriai daug tos energijos atkuria, atsiregeneruoja, bet neleidžia pilnai va toms vat žaizdoms užsigydyti. Kad neužgytų ir tada vėl banguoja. Nu, tai lupu aš tuos visus akmenis. Iš to skrandžio. Iš gerklės kažkaip irgi visą tą. Dabar dar prisiminiau tą stūmoklį, pro čakras padarau, užsuku visas. Kad cirkuliuotų, nes matau iš karto tą geltoną tokia, ta trečia visa tokia. Bet šiaip veikia jinai. Kažkaip vos ne ji viena veikia, bet taip, kad prastumdytų, kompensuotų visas kitas. Bet ji neatlieka savo darbo, nes atlieka visų kitų, nu, geras. Duodu. Pliupsnį aš ten ją irgi prasuku viską. Harmonizuoju, atstatau irgi ten išvogta, išgraibstyta viskas. Trenkiu per pakaušį, kad kanalas atsidarytų. Pečiakį, grįžinėlę, nu jo, čia taip jau. Minimaliai kažkaip tais, kad biškutėlį gaudytųsi. Akyse prašviesėtų, nu. Jo, kad po truputį pradėtų, žinai, vis tiek po truputėlį bent jau, žinai, kiekvieną savo temą. Nu, jų uoslė turi viskam. Gaudosi įdomu viską, bet to va pasitikėjimo kažkaip savim nėra, nuvertina save. Duodu irgi va tą vaiką josios vidinį pasikviečiu. Surandu, kuris yra, jį atstatau, nuskriaustas kažkoks užsisukęs. Užsisuko, atrodo, sėdi kaip 3 metų mergaitė. Užsisukus sėdi, už kelių užsikabinus. Rankom. Sako, aš pamiršta kažkaip tais. Mane pamiršo. O nieko, sakau, suvedu jas kartu. Į vieną lauką, į vieną vibraciją tokią. Kas buvo, tas buvo, sakau. Dabar laiką atgausit kartu. Taip. Dabar taip greitai irgi per dupleris visų organų praeinu, gražinu. Numušu bendrai tas visas tokias lėkštes, matricą. Atrodo, kaip šarvą kokį net nulupčiau su tais visais pajungimais ir ksenomorfiniai yra kažkokia tais. Labai irgi vat pilvo ta čakra, 1-2 čakros labai nusiurbtos. Tuščios net, Jėzau. Vos neišsivertė. Pažiūrėk, šlangas, visas, žinai, irgi matricos. Jau matricos nulupau. Visokios reptinės. Jo, nu dar visus pasirbim. Kažkur. Dar ateina visi interferentai 3, 2, 1. Žinai, sumeta tuos visus kontraktus, jinai pamato, pasižiūri, ar jie reikalingi ir padega laužo joninio. Nu jau čia dega tas laužas, bet jau tokia minė, žinok, net galo nesimato per tos interferentus. Balius. O tas su laužu, sakau, davai.
Ir visus į aukštą dažnį sukišu. Jo. Pramalu visus transformuojam tuos niekadėjus. Atstatau tas pirmas čakras. Užsuku, atstatau, kalu per įsižeminimą. Irgi per kojas tokį smūgį paleido, atrodo, per kojas visas atsikabino, ten kas buvo. Užblokuota, užkabinta, viskas kalasi giliai į žemę. Taip. Ir ten tas programas iš galvos irgi nežiūriu, irgi kaip čia emocijos kaupėsi tam skrandyje, kas ten nesivirškina. Aš žinoma, va, tos programos iš tų senų reinkarnacijų eina, bet ir dabar visas irgi atrodo iškalu išlūpų. Nuo galvos daug visokių prikabinta. Čia jie eina nuo galvos operacijos. Kai maža buvo patyrę. Buvo galva prasiskėlus jau. Žiūriu, nuo to labai daug tokia kepurė, žinai, kai būna ant galvos dedamas su laidukais. Tai va, tokia kepurė uždėta. Tai čia vėl kažkokie, žiūrėk, laivai, vėl. Jo. Pilkiai ir reptai eina kažkaip kartu. Sudėtinga ir viską. Nu jo, pilkiai ir reptai, nes visa medicininė ta visa įstaiga kažkaip apkabinė irgi va kontraktai yra viską. Atsiemam duomenis apie ją, susigrąžina visas dalis. Ir susprogdinam. Visus neuronus. Ir duodam bombą. Duodam jo į visą tą lauką, taip pat gražiai nuvelkam tą visą tą sunkumą, naštą tą tokią. Jo, iš dažnai, kai jos informacinį lauką, visą nuo tų informacijų, kur pravalėm, kad jai neberezonuotų, nesitemptų. Tai visą armonikėlę irgi išardau. Jo, ją ir visus tos kūnus josios. Gaisrininko šlangą paleidžiu. Jo, garmoškė visus kūnus, žinai, astralinį, mentalinį, visą. Visus. Jo, tiesiog. Ta informacija, vat nuo tos informacijos atsikošė, atsirado jo. Astralinį dar irgi greitai iššoko, pasižiūriu, kas tenais, kabo kažkokie tie parazitai, kažkokie tai pardymai. Uždarimai, viską irgi greitai grąžinu, duodu informaciją, tai kas šiandien vyksta tam eterį, šitoje erdvėje, kaip astralę ten tvarkytis reikia. Taip. Ir dar greitai berniuką irgi. Vis tiek josios lauke jisai dar yra, tai irgi ir į mėsmalę, ir į kolbą viską prapurtau. Nusakau, tai ko nešneki darželį, žiūri ir į mane nešneka. Tai kai sakau, žiūrėk, duodu irgi informaciją, kas mes esam. Kas? Kažkas yra su to nešnekėjimu, man atrodo, čia irgi kažkokios sielos ateina tiesiog, nežinau. Jo, žinok, taip man irgi rodo, kad čia kažkokio to suvokimo aukštesnio yra ir jis neturi ką ten šnekėti, apie ką, kas. Tai ir sakau, mano, pavyzdžiui, žiūriu, ar jis mato galbūt tą eterinę erdvę, gal matyt nelabai smarkiai mato, bet jaučia labai. Kaip ir jinai, kaip ir mama, vat, šitas gerai, šitas negerai, čia neapsisprendžia, tai tu tą daryk, tai tu tą daryk, tai tu tą daryk, aš ką nori, tą jūs darykit, tada aš einu į šoną ir taip va jisai atsiskiria nuo ten tų visų auklėtojų. Maždaug pačios nežinot, ko jūs norit, tai čia miegok, tai čia kelkės, tai čia valgyk, tai čia jau atiduok, jau čia nespėjai, tai maždaug eikit šiktais. Ir pačios ten savo šnekėkit, o aš čia savo pabūsiu kažką, tai ten
kažkas smarkiai dirba jis ten. Kažkokios projektai, kažkokie galvoj vyksta, kažkokie ten inžineriniai, tokie neinžineriniai ar kažkas tais iš tų praeitų reinkarnacijų ir to viso. Na, va, daro kažkokie tos kosminiai laivai, kažkokios statybos eina. Kažkokie kontravimai, pajungimai, ar jisai kažkaip ten prie jų dirbęs, ar kažkas tokio. Kažkas jis ten užsiėmęs. Kaip ir išskrenda, atrodo. Jo dalis per tą galvojimą viską. Paskui kažkaip tais lygtais ir bando pasakyti, jis ten mamai, bet taip įdomi, bet per koduotės viskas eina. Per kodus. Kažkokios frazės tokios, va, išskirtinės dar kažkas. Tokie kodiniai, raktiniai žodžiai. Sekti juos ten reikia jisai. Šifruotojas kažkoks tais irgi prie informatikų, gal kažkokio tais inžinierių ten tų. Koduoja viską, kažkokią programuoja, va, kaip pavadint. Žodžiu, tu dėk jį į kokią kolbytę, žinai, kad jisai biškai irgi savo tuos vaikui lengviau būtų nuo tų, žinai, visokius pasičiškintų. Kokius prikabintus nuo visokių, žinai, ten. Aš jam rodau, sakau, jeigu nori, kad reptai prie tavęs neprikiptų, kad kuo mažiau reikalų turėti, kažkur kažką tais, va, tu jiems paaiškink, kur jiems eiti ir ką daryti. Sakau, tu jiems pasakyk, žiūrėsi, kai sako, matai, kad beviltiška. Nu, ką tu su jais padarysi, va, rodo, va, tos visus daktarus tokie guminiai kažkokie, tokie kaip robotai, kur veikia pagal savo sistemą ir ten jokios kitos nuomonės nepriima. Nu, tai sakau, nu ką, apsimesk, nu, kas belieka, sakau, aš apsimetinėjau ir tu apsimetinėk. Kad darai taip, bet daryk tai, ką tau reikia. Duodu šiam tų informacinių burbuliukų visų. Duodu mamai. Irgi dar namus prasprogdinu. Kažkaip tais jau. Užjungiu šaltinėlius visokius, viską ir davai. Jo, paleisti tuos. Šaltinėlius. Jo, paleisti ant tuos visus šaltinėlius. Nu, čia apie 20 minučių, žinau, beveik jau. O 10. Ir gaunasi. Gerai, tai tada ir paliekam vat kažkaip tai tokiai švarioj regeneraciniai erdvėj, vat irgi va. Nutempiam į absoliutą, vat atsiregeneruot, užsipildyt, pabūt, pabendraut, va ir tėtį prigriebėm. Jo, ir davai. Informacinių tų burbuliukų suteiktos medžiagos visokios, žinai, tos informacijos, lai jie ten sėdi, nagrinėjasi, mokinasi, žiūri. Regeneruojasi, užsipildo, tyrinėja ir mes atsiskiriam nuo jų. Jo. Duok komandą atsiskirti jau ir baigia. Gal su jais, o ne? Gerai. Atsiskirk nuo jų.